Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Pradėsiu nuo pirmadienio šią savaitę. Ir tai pirmadienį buvo atvykęs Futbolo federacijos prezidentas. Mes aptarėme mūsų mieste veikiančio klubo veiklą, kaip vyksta pas mus treniruotės, kiek vaikų pas mus futbolą treniruojasi. Taigi tikrai yra kuo pasidžiaugti, yra kuo pasididžiuoti ir mes galime parodyti tikrai gerus rezultatus ir tą pastebėjo Futbolo federacija. Todėl ir vizito pagrindinis tikslas ir žinutė tai, kad Futbolo federacija nusprendė mūsų miestui padovanoti naują futbolo aikštės dangą. Tai yra dirbtinė danga, kurią mes galėtumėm panaudoti jau šiek tiek ir pasenusią pakeisti dangą atsarginėme stadione. Ir tą tikrai darysime ir turime tam lėšų ir galvojame, kaip greičiau tą padaryti. Ir šita dovana suteikia ir daugiau galimybių, nes pradedame galvoti, kad būtų teisinga ir turėti vieną iš aikščių dengtą, kurioje galėtų treniruotis ne tik futbolistai, bet ir kitų sporto šakų atstovai žiemą, kurios nedengtų sniegu visą žiemą, ir tai yra tikrai geros ir reikalingos perspektyvos mūsų miestui. Aišku, pagrindinė žinutė šią savaitę tai buvo tai, kad mes apdovanojame mūsų mokytojus geriausius iš geriausių. Išrinkome 3 nominacijas. Tai yra neformaliojo ugdymo geriausią mokytoją apdovanojom, taigi iki mokyklinio ugdymo geriausią mokytoją apdovanojom ir bendrojo ugdymo mokyklos geriausią mokytoją. Sveikinu dar kartą visus tuos, kuriuos apdovanojome, sveikinu visą bendruomenę, mūsų švietimo bendruomenę, nes kartojuosi, esate geriausi. Tiesiog šiais metais išrinkome geriausius praeitų metų 3 mokytojus, tačiau jūs visi esat geriausi ir mokytojai dažnai papildo, netgi kartais ir net pakeičia tėvelius vaikų gyvenime tam tikrose situacijose. Taip kad dar kartą sveikinu ir linkiu viso ko geriausio jums. Dabar klausimai, kuriuos gavau šią savaitę. Kada bus įrengta vaikų žaidimo aikštelė daugiabučių namų kiemuose Parko gatvė 15 ir Parko gatvė 19? Tai kiek man yra žinoma, šalia šitų namų yra nedidelės vaikų žaidimo aikštelės. Ir kadangi didesnės vaikų žaidimo aikštelės įrenginėjame kaip ir kvartaliniu principu, tai Sedulinos alėjos 14 namo kieme bus įrengta šiais metais vaikų žaidimo aikštelė, kurių ir vaikai net ir iš minėtų namų galės naudotis šią aikštelę. Sedulinos alėjos naujai išklotos trinkelės daugelyje vietų suskilinėjo, taip pat daugelyje vietų jos iškilusios arba nusileidusios. Naujas betoninis tinklas atsisluoksniavo, ar bus pavasarį vykdomas garantinis dangos remontas, ar bus atnaujinta sienų danga prie laiptų alėjos pabaigoje. Tai galiu pasakyti tiek, kad kiekviena sutartis, rangos sutartis turi įsipareigojimus ir prievolės, taigi ir šita sutartis neišimtis. Taip pat yra ir statybos įstatymas, ir statybos reglamentai, kurie įpareigoja rangovą garantinio periodo metu atlikti visus trūkumų pašalinimus, taigi pavasarį specialistai apžiūrės ir visus surastus defektus pateiks rangovinė organizacija ir jie privalės viską ištaisyti. Kada pradės veikti turėklų apšvietimas Sedulinos alėjoje? Sedulinos alėjoje turėklų apšvietimas sumontuotas, jis jau ir pajungtas ir veikia, tačiau šiuo metu dėl tinklo perjungimo darbų yra laikinai atjungtas. Kaip ateityje planuojama panaudoti smėlio druskos mišinio saugojimo aikštelę individualių namų kvartale?
Į šitą klausimą tikrai negaliu atsakyti tiesiogiai, kadangi ši aikštelė nepriklauso savivaldybės administracijai. Ši aikštelė priklauso juridiniam asmeniui, nuosavybės teise ir jie gali šią aikštelę naudoti pagal paskirtį savo nuožiūrą. Galbūt reikėtų atnaujinti išblukusį ir chuliganiškai apipieštą žirgų sportą simbolizuojantį ženklą įrengtą Taikos gatvėje prie kelio vedančio į Arklides. Galėčiau pasakyti, kad taip, tikrai reikia atnaujinti, tačiau nuvykę specialistai pasižiūrėjo į ženklą, ženklas yra geros būklės, taigi gal jūs galėtumėt patikslinti, apie kurį ženklą konkrečiai kalbate, nes tas ženklas, kuris prie Taikos gatvės ir nuotraukas mačiau, tikrai geros būklės. Garažų bendrijoje esančioje miesto teritorijoje vieno iš garažų kamino rūksta juodi dūmai. Ar tai nėra draudžiama mieste? Net nebejoju, kad jeigu tai yra juodi dūmai, tai tikrai galima daryti prielaidas, kad tai deginamas tikrai kuras, kurį draudžiama deginti, taigi draudžiama deginti ir plasmasę, gumą, ar tepalus, ar taip toliau. Todėl norėčiau, kad pastebėję netylėtumėte ir galite ir nufotografuoti arba paskambinti ir fotografiją nusiųsti į Tvarkau miestą, paskambinti galima netgi 112 ir pranešti apie tokį nusižengimą. Kodėl savivaldybė ketina griauti paplūdimyje esančią vaikų vandens čiuožyklą? Geriau būtų pastatyti naują pontoninį tiltą, kuris žiemą nesulūžtų dėl ledo luitų. Na, pasakysiu tiek, kad šita čiuožykla turbūt niekam nepaslaptis, ji taip dažnai genda ir matyti, kad atėjo laikas ją pakeisti, todėl ir planuojame ją pakeisti, tai yra demontuoti ir pastatyti kitokią. O dėl pontoninio tilto, tai kol kas tokių planų keisti pontoninį tiltą nėra. Aikštelėje su konteineriais priešais namą Partizanų gatvė 14 nuolat formuojasi sąvartynas, į kurį gyventojai suneša senus, baldus, santechniką, statybinės medžiagas, kartais prie konteinerių guli mokėjimo lapeliai su pavardėmis ir adresais, kada pradės bausti pažeidėjus. Na, galėčiau atsakyti formaliai, specialistai nuvažiavo, jau tos šiukšlyno nebuvo, jau jisai buvo išvežtas, tačiau tai nereiškia, kad jo iš tikrųjų nebuvo ir kad mūsų mieste neturime su tuo problemų. Tikrai tokių nelegalių šiukšlynų atsiranda beveik kiekvieną savaitę. Visagino būsto specialistai sutvarko, tačiau tai negera situacija ir dėja atsiranda žmonės, kurie daro tokius dalykus, nors puikiai žino, kad tai yra baudžiama, tačiau daro. Dėja atsiranda žmonės, kurie pastebėję neįspėja, dėja atsiranda žmonės, kurie žino, kas tą padarė, bet nepraneša. Ir, aišku, su tuo susiję ir šiais metais biudžete numatėme lėšas kamerų įrengimui. Tikiuosi, kad tos kameros sudrausmins ir padės nubausti pažeidėjus. Tačiau, kol mes patys nesuprasime, kad šiukšliname šalia esančią teritoriją, tai yra šiukšliname ne ką kitą, o savo kiemus, tvarkos matyti nebus. Kodėl mūsų savivaldybė, kaip Alytuje, neatsisako renovuoti namų? Kodėl gyventojai verčiami tai daryti? Na, pradėsiu nuo antros dalies klausimo. Niekas gyventojų neverčia renovuotis savo būstų. Tik gyventojų valia gali būti daroma renovacija. Jeigu gyventojai patys nuspręs, kad jiems reikia daryti renovaciją, jie tą darys. Jeigu gyventojai nuspręs, kad jie nenori darytis renovacijos, niekas jų neprivers. Tačiau visi gyventojai turi teisę turėti visą išsame informaciją apie renovacijos naudą, apie pliusus, apie minusus. Ir todėl
tą daro Visagino būsto specialistai, tą daro administracijos specialistai ir atsiklausia gyventojų pateikdami informaciją. Tačiau priversti tikrai niekas nežada. Dėl Alytaus, tai irgi matyt informacija neatitinka tikrovės, nes Alytuje beveik 16% namų yra renovuoti, skirtingai nuo mūsų miesto. Mes čia matyt lyderiai iš paskutinės, iš galo. Tai kiti miestai kovoja, stengiasi, gyventojai stengiasi, kad greičiau ateitų pas juos renovacija. Mes kovojam, kad to nebūtų. Kiek ir kokių investicijų VŠI Visagino ekonomikos plėtros centras pritraukė į miestą per 3 metus? Kiek miesto biudžeto kainavo B klasės pastato Taikos prospekte 7 renovacija? Taigi galvoju, kad aš turiu visą tą informaciją, ji labai išsami, labai didelė ir jeigu aš pradėsiu skaityti skaičiukus, viena kompanija atėjo, 2 kompanijos atėjo, kiek viso buvo investicijų, kiek gavo paramą mūsų gyventojai, kiek gavo konsultacijų mūsų gyventojai, kiek gavo mūsų gyventojai finansų ir investicijų į jau esamą verslą, kiek naujų verslų buvo sukurta. Tai būtų labai ilga ir nuobodu. Todėl siūlau kitą kartą padarysim tiesiog kartu su Visagino ekonomikos ir plėtros agentūros direktorė bendrą tokį įrašą, kuriame ji pati ir aš pateiksime tą informaciją ir labai tikiu, kad atsilieps ir tie, kurie gavo investicijas, ir tie, kurie investavo į mūsų miestą. Ir tai bus ne iš mano lūpų, o iš konkrečių žmonių, kurie tą naudą šitos įstaigos pajuto. Ar naujai sumontuotas miesto apšvietimas dar bus tvarkomas? Pasivaikščiojus miestų tikrai galime atrasti palikto defekto, stulpai sustatyti kreivai, kas atsakingas už šį nekokybišką atliktą darbą ir kodėl jis buvo paliktas. Na, atsakymas panašus taip kaip ir apie alėją. Jeigu tai buvo padaryta šitos rekonstrukcijos metu ir rangovinė organizacija padarė ar atsirado kažkokis tai brokas, tai garantijos metu visą tai bus pašalinta. Tačiau primenu, kad ir ne visi miesto apšvietimo stulpai buvo keičiami šviestuvai taip, bet stulpų gali būti ir iš tų senųjų, kurie pasilikę ir aišku, specialistai apžiūrės visą sistemą ir kur galima pataisys, jeigu tai rangovinė organizacija, kaip garantinius darbus, kur negarantiniai darbai, matyt, kreips dėmesį ir bandysim taisyti jau pagal atskiras sutartis. Na vat, visi klausimai šios savaitės yra atsakyti. Ateityje išeiginės. Tikrai linkiu visiems geros sveikatos, geros nuotaikos ir viskas bus gerai.